Nu va, dabar matosi, kad, sakykime, jau tas pseudo bamblys yra pabėgęs maždaug kažkur tai apie 3-4 mm. Reiškia jau, kad krūmimosi tarpsnis pasibaigęs. Tai va. O pats augalas jau yra pakankamai didelis. Ir dabar koks šie tarpsnis skaitosi jau dabar šitą? Aš taip galvoju, kad jau dabar yra 30 perinantis į 31. O čia tos dėmikės? Čia tos dėmikės aš taip galvoju, kad turėtų būti nuo trąšų, nes matot, čia tai nėra grybų, sakykime, pažeidimai. Čia yra tiesiog greičiausiai, kad ant drėgno lapo užkritę, nu gal, sakykime, aš nežinau, ko jūs trešėt, gal amonio salietra, amonio sulfatas. Buvo. Tai va, čia greičiausiai šitas dalykas. Tai va, o daugiau tai ką? Dar negaliu sakyti, kad kiekvienas stiebelis turi savo šaknis, nes va dar jaunesni dar turi, nu, sakykime, atskirą dar, nu, visiškai augaliuką, o stipresnieji jau turi savo šaknis pilnai. Tai va, tai jau reiškia, augalas pasiruošęs augimui, bet, nu, dar nėra taip, kad jau pilnumoj, kad galėtų kiekvienas gyventi ir atskirai. Va, dideli dar stiebai dar kaip ir formuotų papildomus ūglius. Bet labai didelė tikimybė, kad net jeigu mes ir pristabdom šitus ir leidžiam šitiems augti, tai iškilus tokiom sąlygom kaip sausra, ten, sakykime, arba užmirkimai ar dar kas nors, jos tiesiog augalas atmes ir gyvens tik tai tie pagrindiniai. Tai va, ir sunaudos bereikalo trąšas ir, kaip sakoma. O šaknis tai yra pakankamai stiprios, gražios šaknis. Negali sakyti, kad jos nevalgo ar dar ko nors nesvajų. Sakykime, šaknis yra kažkur tai apie 5 cm, gal net ir daugiau. Na ir tikrai yra tų pūkelių, kaip sakoma, žemėm aplipę. Taip. Viskas kaip priklauso. Vadinasi, dirba aktyvi. Dirba aktyvi. Ja, nu tai čia ant būt. Вот, да, тут лепый. Reikia pabandyti. Irgi graži žemė. Dabar kai drėgna, tai visos gražios. Tai kada geriausiai atrodo. Ypač dar su kokiais va gyvūnais. Žiūrėk, Vytautai, čia jau, žinai, kiek šitas liektas. Čia veislinis, jo. Šaknės gražios irgi. Tiesiogiai nesėjai viskas, bet sėkla beicuota. Nu, paskui eisim skirstyti, dabar bandom. Reikia čia irgi daryti pirmą. Nu, sakykime, žinai, dirvožėmis gali šiek tiek skirtis. Jo, gal ten biškai daugiau užmirkimo pasitaikė. Šiek tiek. Vienu žodžiu, kad nenusidrenavo, tai faktas. Jinai absorbuoja drėgmę žymiai greičiau. Bet gal ilgiau išlaiko? Išlaiko ilgiau, bet jinai, ta prasme, jinai, sakykime, jeigu išpili kibirą vandens, jisai, nu, greitai susigeria į žemę, bet jisai, nu, visas tolygiai susigeria. Nu, čia va žemė, tai iš karto galima matyti, kad geriausiai trupa. Irgi va koks riebus. Jau čia pinigų pririnko. Rimtų gyvūnų. Kaip sako, jeigu kastuvo iškasus 10 sliekų yra, skaitosi jau žemė derlinga. Nežinau, kiek čia sliekų suskaičiuotume. Bandysim rasti. Manau, kad rasim, žinau. Nes aš jau dabar matau 4. Jeigu 300 sliekų kvadratiniam metre, ne? Jo. Tai tada 140 kg gryno azoto pagamina per metus. Oho.
O, kaip įsiskirsti net gražiai iš karto. Šitas labai greitai išsiskirstė jo. Gerai. Bandau ir iš čia ką nors ištraukti. Nu, šaknis tai gražios, irgi negali tikrai sakyti, kad negražios. Ne, negaliu sakyti. Turiu šaknytes. Tik tie gal pasitaikė toksai, sakykime, labai molingas. Gal reikėjo ne iš tiek toli. Nu, ne, netoli yra, čia pat. Toks kaip, nu, daugiau per mirgę, sakykim, toks gabaliukas. Nu, bet lietaus tai gavo visi vienodai. Jo. Tai čia Reiškiasi, kad dar nenudrenuota. 15 mm pas mumis prilyja lietaus. Bent jau čia Kirnaičiuose. Gal paprasčiausiai, nes palei žemę žiūriu spalva, tai labai skiriasi. Labai, aha. Nes pats dirvožemis matosi, kad čia yra, nu, gal toksai humusingesnis, kaip pasakyti. Nu, daugiau, sakykim, oro matosi, kad šitam, sakykim, ir tam. Nu. O šitas toks daugiau pamirkęs. Tai Gal- va, bet šaknynas, tai, nu, ką aš matau, kad, nu, tikrai, vat, pas visus yra labai gražus. Mhm. Tiek, sakykim, kontroliui. Čia, vat, gal trumpesnė šaknis, bet aš tai suvešiau tai irgi tuo pačiu, kad gal tiesiog daugiau, nu, mirkę. Kad vandens tenai dabar šiuo momentu yra daugiausiai. Toje vietoje. Bet Tai dabar visai vat, iš balos sakykim, atnešė. Ir va, žiūrėt, va, dabar visai iš balos atnešė. Šaknis man čia va gražiausias. Ilgiausias tokios. Mhm. Iš tikrųjų, va, kokio ilgio šaknis apliupia. Mhm. Nes matosi ir iš rudenio buvo pakankamai ilgos. Man tik tai vat, vienas įdomus yra dalykas, sakykim, ką aš matau. Kad matosi, kad buvo įkištas grūdas giliau Jo. ir jis išleido vienu žodžiu tą bamblį, kad galėtų iš aukščiau krūmydytis. Tai va, tai reiškia, kad dar buvo apsunkintas rudenį jo augimas. Jo, tas tai tiesa, nu aš kaip minėjau, kad sakau, per giliai pasėjau. Ja. Gerai, galim pamatyti tarpsnius pasižiūrėti. Čia, pavyzdžiui, didžiausias augalas. Sulūžusių reikia rasti. Skaniai kvepia. Želmenėlių sulūžus. Čia kontrolė. Aha. Nu, iš tikrųjų jaučiasi, kur daryta, kur nedaryta. Nu, koks to. Kada? Ryškesnis pats kvapas toksai, Jo, daugiau skalsesnis. maisto medžiagų daugiau yra įsisavę. O įdomu, reikės, kada aš turiu tą birksų matuoklį. Tiksliai, jo, tą cukrų Nu, pamatuoti. pamatuosiu cukrų kada nors. Aš, Na. nu, paprasčiausiai pasūnodavau palikės. Yra, tai aš... Prieš žiemą tą labai yra efektyvu daryti. Jo, bet čia, aš taip suprantu, dabar tą briksą daro irgi dėl tręšimo, sakykime, kiek tręšti, sakykime, reikia, nereikia, čia, nu, nes cukrus rodo maisto medžiagų kiekį. Taip. Pagal Organikos, Nu. kiek jisai turi. Tai va, pagal tą. Tai reikia 2 kartus daryti dienoj. Nu, Ir žiūrėt, kad jis turi vaikščioti, nes jeigu jis vietoj stovi irgi negerai. Jo, O ką tai reiškia? Ką tai reiškia, kai stovi? Jeigu stovi, reiškia augalas nedirba, į šaknis neina, Ai, nėra ten tas- eksudatai. Aha.
Reiškia, Turi apytakos būt- Jo, nėra. apytakos nėra, nes apytaka turi būti. Tai ryte turi būti mažiau, nes per naktį išpumpavo, o po pietų daugiau. Mhm. Ir kas yra dar prieš lietų irgi daug išpumpuoja, mažiau bus jo. Nu va. Tai dabar mes esam antroji dienos pusėje ir po lietaus. Mažiau, tai tada turėtų mažiau būti, nes lietus. Nu, bandysim kitą sykį dar daryti papildomą bandymą. Gerai. Pasižiūrėti vėliau, paprasčiausiai kitoje augimo stadijoje, nes dabar čia yra atliktas vienas purškimas su Plocher, yra lapų. Yra pirmas dirvožemį nupurkštas iš rudens Jo, ir iš rudens nupurkšta specialūs lapai ir kombilapai. nu ir sėkla O dabar- felta ir dar sėkla buvo. felta, jo. O dabar pavasarį yra humusinga dirva pusę litro ir speciali lapų melasa. Jo. Da du purškimai turi būti. Kaip, Nu, man aiškina. šaknis tai įspūdingos, tikrai labai. Dar šiemet pas nieką, nei pas vienus kviečius, nei pas vieną ūkininką nemačiau, kad tai per delną būtų šaknis. Yra ten, kad 5 cm, 6 cm. Nu jo. Nu Gerai. ką, važiuojame į kitą lauką, pasižiūrėkime. Visada smagu, kai yra ką padaryti. Sakoma, eksperimentuojam, bandom. Bet tame ir yra įdomumas. Tai taip, kaip sakoma, kol tu nepabandai, kaip sakoma, bevalgant apetitas kyla. Taip, taip. Laikas.